dieną. Norėčiau šiandien trumpai tiesiog papasakoti apie mokymus, seminarus ir gaunamą informaciją. Dažnai būna, žmonės daro tokią klaidą, tiesiog eina į mokymus, seminarus ir juos eina vienus, kitus, trečius, ketvirtus ir eina. Ir tos informacijos jie tiek daug savyje prisikaupia, bet tai nėra gerai, kadangi ta informacija iš seminarų, iš mokymų, kurią gaunate, labai svarbu ją panaudoti. Nepanaudota informacija tai yra energija, kuri jūs apsunkina. Todėl turi būti pusiausvyra. Ta, ką gauna, ta energija iš tų mokymų, ją turi tiesiog panaudoti. Tos informacijos, kurios negalit panaudoti, būtent fizikoje, kažką darydami, kažką su ją kurdami, jinai yra nereikalinga ir jinai jūs apsunkina. Tai tiesiog yra labai svarbu, nes kartais žmonės eina į to pačio lygmens mokymus ir tiesiog tą pačią informaciją pasima tik tai kitais žodžiais. Bet labai svarbu atsirinkti, kokia informacija reikalinga jums, būtent tame lygmenyje, kuriame esate tuo metu. Jeigu jūs imsite informaciją, tarkim, gražus mokymas, seminaras, čia nieko tokio, viskas gerai, ir ką man čia nieko neprarasiu, nieko nepakenks, tai yra klaidinga nuomonė. Jeigu jūs nueinat į žemesnio lygmens būtent mokymus, seminarus, tas egregoras būtent tų mokymų iš jūsų energiją pasiima. Jis jau neduoda jums energijos, jis tą energiją pasiima. Todėl labai svarbu, kad pasirinktumėt mokymus, seminarus ir viską, kas jums reikalinga per širdį. Tokiu būdu iš tų mokymų jūs gausit ir tą energiją panaudosit, o ne ta energija jūs apsunkins arba išvis nusiurps. Nes yra tokių atvejų, žmonės, tarkim, irgi kreipiasi, nueina į kažkur tai, kažkokius mokymus, kur jiems reikėtų jau nebesimokyti, o jau kurti. Bet jie vėlgi kurti dėl kažkokių priežasčių, tarkim, bijosi, nepasitikė, tiesiog nežengia naujo laiptelio gyvenimo tam kely. O jie dar vis eina į mokymosi etapą, bet jau reikia su tą medžiagą nesimokyti, o kurti. Ir bekuriant mokytis iš tų būtent suvokimų, kurie ateina jau kuriant, iš tų suvokimų mokytis, o ne tik tai iš teorijos, kuri pateikta. Taigi, tiek trumpai, iki.